Franciscans in the United States, the Lithuanian Franciscans who told me the story of your people. Aš Amerikoje, Čikagoje kalbėjau su pranciškonas, būdamas su kitais pranciškonais, ir iš tiesų jie man pasakojo istoriją, jūsų žmonių istoriją. And the history, and we have so much in common. Ir jūsų istoriją mes turime tiek bendrą. What I am going to do is I will try to put this Medjugorje in the context. Ir ką aš dabar pamėginsiu padaryti, tai aš bandysiu visą kontekstualizuoti Medžiugorjos kontekste. It is, as I said, it's a very, very simple place. Ir kaip aš jau minėjau, tai yra labai, labai paprasta vieta. It is not like the Vatican or Lourdes or Fatima or something else. Tai nėra kaip Vatikanas, ar Lurdas, ar Fatima, ar kitos vietos. And it's truly very, very simple. Ir tai iš tiesų labai, labai paprasta vieta. And I believe the simplicity comes from so much suffering. Ir aš tikiu, kad tas paprastumas kyla iš tiek daug kentėjimo. And I will just go back a little bit in history. Aš truputį peržvelgsiu istoriją, grįšiu istorijos bėgyje. More than 700 years ago, Daugiau nei prieš 700 metų, and about 50 years after St. Francis died in Assisi, maždaug 50 metų po Švento Pranciškaus mirties Asyžiuje, the Franciscans were sent to Croatia, to Bosnia and Herzegovina as missionaries. pranciškonai buvo išsiųsti į Kroatiją, į Bosniją ir Hercegoviną kaip misionieriai. And I have to say, looking at the history, they did a really good job. Ir aš galiu pasakyti, žvelgdamas į istoriją, kad jie iš tiesų gerai padirbėjo Until 1500s, iki 15 amžiaus, when the Turks occupied this whole region. kai turkai okupavo visą šį regioną. The churches were destroyed, Bažnyčios buvo sugriautos, the priests were killed, kunigai buvo žudyti and many of them were underground. ir hiding. daugelis buvo veikė jų kaip pogrindyje. As far as I know, Tiek, kiek aš žinau, Bosnia is the only place on the face of the earth Bosnija yra vienintelė vieta žemėje, where priest is not called father kur kunigai nėra vadinami tėvu. or reverend or something like that. A reverend or something like Kažkas that. kažko tokio panašu. It's called uncle. Jie yra vadinami dėdė. You know why? Ar žinot kodėl? Because during those Turkish times, Nes tais turkų laikais they were hiding jie and slėpėsi they would stay in different families. ir jie apsistodavo skirtingose šeimose. If the Turks would discover them, would be killed. Ir jeigu tai turkai būtų radę, jie būtų nužudyti. So when the Turks came to visit certain families to check, Ir taigi, kai turkai ateidavo į tam tikras šeimas patikrinti, the first they would ask the kids, the children. jie visų pirma apklausinėdavo vaikus. You know how the children are, they're very sincere, right? Žinot, vaikai labai yra atviri, nuoširdus. So mothers and fathers train their kids. Taigi, tėvai ir motinos ištreniravo, mokė savo vaikus. If the Turks ask them, who is this man? Jeigu turkai paklaus, kas yra tas žmogus, They would say, that's my uncle. jie turi atsakyti, tai mano dėdė. That was it. Tai buvo tokia istorija. That's how they survived. Taip jie išgyveno. I am provincial minister in Mostar. Aš turėjau tarnystę Mostare. I hope you come to Mostar. Aš tikiuosi, kad jūs aplankysite Mostare 30 minučių. So, just imagine this. Įsivaizduokite. The church and the monastery in Mostar was destroyed by the Turks in 1563. Ir bažnyčia, ir vienuolynas buvo sugriauti Mostare 1563 metais.
So the church was rebuilt in 1866. O bažnyčia buvo atstatyta 1866 metais. So between 1560s and 1860s, no church at all. Taigi, įsivaizduokit, tame tarpe nebuvo jokios bažnyčios kelis amžius. But people kept their faith. Bet žmonės išsaugojo tikėjimą. Families kept. Šeimos išsaugojo. And that's what happened for centuries. Ir tai vyko amžiais. The church became a family church. Ir bažnyčia tapo šeimos bažnyčia. 1892, 1892 the parish of Medjugorje was founded. Buvo įsteigta Medžiugorjos parapija. And they gave it the names of St. James. Ir jie suteikė pavadinimą Švento Jokūbo parapija. St. James the Apostle. Apaštalo Jokūbo. Nobody knows why. Niekas nežino, kodėl buvo tas vardas. We have no St. James churches. Mes neturime jokių Šventojo Jokūbo bažnyčių. Even to this day. Net ir šiai dienai nerasite. I don't know of any church or cathedral or any parish church that's named St. James. Aš nežinau kitos ar bažnyčios, ar katedros, ar parapijos, kuriai būtų suteiktas šitas vardas. I don't know why. Nežinau kodėl. I know now, but I didn't know why. Many people didn't know why. Aš dabar tai žinau, bet tuomet tai nežinojau kodėl. Who knew about St. James? Nobody. Kas žinojo apie tą Šventą Jokūbą? Niekas. The churches are dedicated to Gospa, to St. Anthony, to St. Francis. Dažniausiai bažnyčios būdavo dedikuojamos Šventam Antanui, Dievo motinai, Pranciškui. But not to St. James. Bet ne Jokūbui Šventam. So, Taigi, then came 1945. Atėjo 1985. 45, atsiprašau. 66 of our Franciscan fathers were killed. 66 pranciškonų tėvai buvo nužudyti. Let me ask you, how many Lithuanians are? What's the population? 3 million, more or less. 3 million. That's about 4.5, let's say. Reiškia, klausė, kiek yra lietuvių, sakiau apie maždaug 3 milijonus, o jų yra maždaug 4,5 milijonų. It's a very small nation. Tai yra labai maža tauta. That's why we understand you. Todėl mes jų suprantame. But let's pause for a second. Bet sustokime akimirkai. The communists Komunistai killed nužudė 600 priests. 600 kunigų. 600. In our own Franciscan community, Mūsų pačių pranciškonų bendruomenėje they killed the provincial minister. Jie nužudė provinciolą. Most of the guardians. Daugumą tų, kurie buvo prižiūrėtojai. Professors at the Široki Brijeg Gymnasium. Kurie buvo mokytojai Široki Brijeg gimnazijoje. Then after the war, o po karo 91 of them were sentenced to jail. 91 iš jų buvo nusiųsti į kalėjimą. They were sentenced to 348 years in jail collectively, altogether. Jie buvo nusiųsti 300. Could you please remind me the number? They spent Jie praleido 348 years. 48. Sorry, they were sentenced 348 Jie years. buvo nuteisti kalėjimui 348 dienoms. But they actually served 225 years in jail. Čia buvo ne dienoms, o metams. Bet jie iš tiesų praleido virš 200 metų kalėjimas. Čia bendrai paėmus. So much suffering. Tiek daug kančios. And then, just to mention a few things.
Ir dar tiesiog paminėti kai kurios dalykus. You are going to climb the big hill, right? Jūs kilsite į didelį kalną, tiesa? The father who built the cross in 1933, Father Bernardin, Tas tėvas, kuris pastatė ant kalno, inicijavo kryžiaus pastatymą 1933-aisiais. that was on the occasion of 1900 years of Jesus' suffering and death. Tai buvo paskirta paminėti Jėzaus kančios atminimui 900 metų jubiliejų. Father Bernardin was a very good priest and very much loved by the people. Tėvas Bernardas, tas, kuris inicijavo, buvo labai geras kunigas ir labai mylimas žmonių. In 1945 he was killed in Mostar. 1945 metais jis buvo nužudytas Mostare. He was shot and thrown in Neretva river. Jisai buvo nušautas ir numestas į Neretvą upę. Never found his Niekada body. nerastas jo kūnas. Half of our brothers we never found. Pusė brolių mūsų buvo nerasta jų kūno. In this parish office, Čia bažnyčios, kur yra klebonija. it's still the same Jie today darė as tą it was patį. before. The old priest was 8 years old. He was killed they threw the bomb inside. He was killed in 1944. 1944 metais buvo numesta bomba ir nužudyti kunigai. There's so much suffering, so you understand Jūs what I'm suprantate, talking kiek about. yra kančios ir kentėjimo. When I talk to some Western nations, they don't know what I'm talking about. Kai aš kalbu su kitomis vakarų valstybėmis, jie nesupranta, ką aš kalbu. But you do understand. Bet jūs suprantate. So, 1969, Taigi, 1969 the parish priest here in Medjugorje decided to build a church. parapijos kunigai nusprendžia čia Medžiugorėje pastatyti bažnyčią. The old church was tiny and in bad shape. Ta sena bažnytėlė buvo mažutė ir jau blogos situacijos. And when he decided to build a church, people complained, why do we need a big church like this? Ir kai jie nusprendė pastatyti bažnyčią didelę, žmonės pradėjo skųstis, kam reikalinga tokia didelė bažnyčia. So the 3-4 tiny villages, why such a big church? Čia buvo tiesiog 3-4 mažiukai kaimai aplink, kam reikalinga tokia didelė bažnyčia. You know how it goes, people are mad at the priest, why he does what he does. Taigi žmonės pradėjo klausinėti kunigo, kodėl tai daro. But they finished the church, everything was finished in 1980. Bet viskas buvo pabaigta 1980 metais. And then 1981 Medjugorje happened. Ir 1981 metais įvyko Medžiugorje. Then suddenly people understood it makes sense. Ir tada žmonės suprato, kad visa tai turi prasmę. The sufferings, Visi kentėjimai, the church, bažnyčia, the name of the parish St. James, taip pat pavadinimas Jokūbo vardu šventojo. because suddenly they discovered that St. James is the patron saint of pilgrims. Mes staiga jie atrado, kad šventas Jokūbas yra piligrimų globėjas. And I believe that's how it is in our own lives. Ir aš tikiu, kad taip ir mūsų gyvenimuose vyksta. You step back Jūs atsitraukite and then you see all the pieces together. ir tada jūs pamatote visus tos gabaliukus kartu. And then suddenly it does make sense. Ir staiga viskas turi reikšmę, prasmę įgyja. That was quite difficult in the beginning. Pradžioje buvo ganėtinai sudėtinga. The communist regime was against us. Komunistų režimas buvo prieš mus nusiteikęs. Even our own church was so-so. Net ir mūsų pačių bažnyčia buvo taip. And then she kept talking about peace. O toliau jinai vis tiek kalbėjo apie taiką.
day after day, year after year. Diena po dienos, metai po metų. Then the war came in 1991. Ir tada 1991 metais prasidėjo karas. So much suffering and so much pain. Tiek daug kentėjimo ir skausmo. And then the wars keep going as it is today in Ukraine. Ir toliau tęsiasi karas, kaip tai vyksta šiandien Ukrainoje. And she keeps talking about peace in our hearts. O jinai toliau kalba apie taiką ir ramybę mūsų širdise. She keeps telling us that everything comes from here. Jinai mums toliau kalba, kad viskas prasideda nuo čia. Let us discover what's inside. Kad visa tai, ką reikia atrasti viduj. She talks about simplicity. Jinai kalba apie paprastumą. When you climb the hills, Kai jūs kilsite kalnais, you cannot be nothing else but humble. jūs negalite būti nieko kiek kitokia, tik nuolankus. No titles, Jokių kažkokių no positions, pozicijų, statusų, profesijų, or money or fame. kažkokio garbės, pinigų. You just need to be humble. Jums tiesiog reikia būti paprastiems, nuolankiems. And that's what many people discover in Medjugorje. Ir tai yra tai, ką dauguma žmonių atranda Medžiugorjoje. As your bishop invited you to go to confession, Kaip jūsų vyskupas jūs pakvietė ateiti į išpažintį. the nickname of Medjugorje is a confession of the world. Žinot, kad pravardėje Medžiugorjės yra pasaulio klausykla. Peace. Ramybė, taika. To put this in context, Kad tai kontekstualizuoti, at least that's how I see it. bent jau taip aš tai matau. If we can help two kinds of people, Jeigu mes galime padėti dviejų tipų žmonėms, our parish, our country, our families will be just fine. mūsų šalis, mūsų parapijos, mūsų tautoms, viskas bus joms gerai. Those are young people Tai yra jauni žmonės and priests. ir kunigai. Then everything changes. Tada viskas keičiasi. Before I came this morning, I asked them in the parish office, Aš prieš ateidamas ryte šį rytą paklausiau parapijos raštiniai, to give me statistics for 2025. kad man pasakytų 2025. And this is very good news. Ir tai yra labai geros naujienos. In 2025, 2025 metais 47,134 priests said Mass in Medjugorje. I need to look at the number. Virš 47,000, yeah, that's fine. Beveik 500 tūkstančių kunigų apsilankė Medžiugorjoje. Keturi 447 tūkstančiai 134 berods. Almost 2.2 million communions. Beveik 2,2 milijonai komunijų. Just to mention some countries, Tiesiog paminėsiu kai kurias šalis. Austria, Germany, Switzerland, Vokietija, United States, Canada, Ireland, England, Italy, France, Poland, Lithuania, Latvia, Czech Republic, Slovakia, Ukraine, Hungary, Romania, Brazil, Argentina, Zimbabwe, Costa Rica, Mexico, China, Korea, Slovenia, Colombia, Nicaragua, Honduras, Panama, Colombia, Ecuador, Hong Kong,
Arab Emirates, Kuwait, Madagascar, Malta, India, Belgium, Singapore, Australia, New Zealand, Indonesia, Philippines, Netherlands, Albania, Venezuela, Malaysia, Peru, Lebanon, Israel, El Salvador, Chile, Guatemala, Moldavia, Scotland, and so on and so forth. Sąrašas nebaigtinis, suprantat? We have no invitations. Jų niekas nekvietė. We never send any invites. Jie niekam nesiuntė pakvietimo laiškų. She does. Jinai taip daro. I would like just to mention a few things. Aš dar paminėsiu kai kurios dalykus. As I said, it's about simplicity. Kaip ir jau minėjau, tai yra apie paprastumą. I talked to an Italian man last year. Pernai metais kalbėjau su tokiu italų vyru. He's 80-something years old. Jam virš 80 metų. He came to Medjugorje first time in 1983. Jisai pirmą kartą atvyko Medžiugorje 1983 metais. There was no hotels, nowhere to stay. If you know some family, stays with somebody otherwise. Nebuvo nei viešbučių, nebuvo kur apsistoti, nebent tu turėjai pažinoti žmonės, kitaip nebuvo vietos. He said, I was in one of the villages. Jisai sakė, kad aš apsistojau aplinkiniuose kaimuose. And one man said to me, there is a space somewhere behind the house, you can stay there, it's safe, don't worry. Tai vienas vyras pasakė, yra erdvės už namo, galite tenai apsistoti ir yra saugu, nesijaudinkit. And I slept on some bench. Ir sako, aš tiesiog mėgau kažkokio suolo. It was okay. Ir buvo. But in the morning I smelled. Bet ryte aš turėjau kvapą. Some Nuo smell. manęs turėjau kvapą. I didn't know what happened. Nežinau, kas įvyko. Then I walked over, it was all sheep. Ir sako, aš tiesiog supratau, kad ten buvo aplinkui avių pilna. Žodžiu, supratau. So, and all day long I smelled like sheep. Ir visą dieną aš kvepėjau arba nuo manęs ėjo avių kvapas. So when 5 o'clock came, I wanted to go to Mass. Ir kai atėjo 5 valanda, aš norėjau eiti į šventąsias mišias. But I was thinking, how I'm going to church because I was all smelly. Ir aš galvoju, kaip aš eisiu į bažnyčią, kai aš taip smirdžiu. And he said, I saw those peasants Ir aš tada pamačiau tos valstiečius piemenys. in the fields. Laukuose. They just left their tools. Jie tiesiog paliko savo įrankius. I don't know if they washed their hands or not. Sako, aš net nežinau, ar jie rankas plovėsi ar ne. They just left their tools and they went to Mass. Jie tiesiog paliko įrankius darbo ir ėjo į mišias. And I said to myself, if they can do this, I can do it. Ir aš pasakiau, jeigu jie gali tai padaryti, ir aš tai galiu padaryti. He said, I came back 120 times. Ir jis pasakė, aš sugrįžau 120 kartų. I am here at home. Aš čia esu namuose. It's very much about simplicity. Ir tai labai apie paprastumą kalba. The second thing, Antrasis dalykas, it's so much about love. tai yra taip labai apie meilę. If you only know how much I love you, you would cry for joy. Jeigu jūs žinotumėt, kaip stipriai jūs myliu, jūs verktumėt iš džiaugsmo. And I believe that is the key. Ir aš tikiu, kad tai yra raktas. Once we know, Kai mes žinome, we are okay. mums gerai. I remember the last moments of Jesus' time on the cross. Aš prisimenu paskutinės Jėzaus ant kryžiaus akimirkas. When Jesus says, forgive them for what they do not know. Kai Jėzus pasakė, atleisk jiems, nes jie nežino. We ask ourselves why they don't know. Ir mes klausom savęs, kodėl jie nežino. Are we going to be in the same company not to know? Ar mes būsime tarp tų, kurie nežino?
us how to get to know Jesus. Taigi ši vieta moko, kaip pažinti Jėzų. In very simple ways. Labai paprastais būdais. Number 3. Trečias dalykas. Prayer. Malda. You probably know that every night at the end of the Mass in the church we pray 7 Our Fathers, Hail Marys and Glory Bees. Jūs jau turbūt žinot, kad kiekvienų mišių pabaigoje mes meldžiamės 7 Tėve mūsų, 7 Sveika Marija ir 7 Garbė Dievui Tėvui. And honestly, I didn't know why. Ir asmeniškai aš nežinau, kodėl. I was in the house of one of the visionaries. Ir aš buvau viename iš regėtojų namų. Her mother, who is 89 years old now. Ir motina, kuriai dabar 89 metai. What happened is this. The first few days when the kids came from the hill. O įvyko taip, kad pirmomis dienomis, kai vaikai grįžo iš kalbos, they were panicking and asking their parents, what do we pray? Jie klausė tėvus, ką mums melstis. And this mother of the visionary, Ir motina regėtojos, she said, my daughter, sako, dukra, just pray what we always prayed every night in our family. sako, tiesiog melskis tai, ką mes meldžiamės kiekvieną vakarą savo šeimose. For decades and decades they prayed 7 Our Fathers, Hail Mary and Glory Be. Jie dešimtmečiais melsdavosi 7 Tėve mūsų, Sveika Marija ir Garbė Dievui Tėvui. That's how they kept their faith. Tokiu būdu jie išsaugojo tikėjimą. I might be a little bit one-sided, but I believe that our women, mothers and grandmothers saved us. Gal aš būtų esu šališkas arba vienos pozicijos, bet aš labai tikiu, kad mūsų močiutės, motinos mus išgelbėjo. The men were fighting or defending the countries of Amboise. Vyrai kovojo, stengiasi apginti šalį. But the moms and grandmas, Bet motinos ir močiutės meldėsi. That's why about 3 years ago, Dėl to maždaug prieš 3 metus I asked people, aš klausiu žmonių. there was like 20,000 of them. I asked young ladies, Aš young people, paklausiau jaunų moterų. to tattoo themselves. Tattoos. Jos turėjo tatuiruotės. Everybody thought I was crazy. Aš, kodėl, visi galvoja, kad aš išpradėjau. I said, wait, Aš sakiau, palaukite, let me go back. leiskite man sugrįžti. During the Turkish times, Turkų laikais there was a custom buvo įprotis, when a man and woman would get married. kai vyras ir moteris susituokia, The Turkish main guy, turkų, the guy in charge, who kuris was atsakingas už santuoką, of that place of village, would sleep with the bride the first night. He would sleep with the bride. I understand, but what's his position? He was a Turkish leader. Okay. Žodžiu, tas, kuris buvo lyderis to grupelė arba bendruomeniai, pirmą naktį praleisdavo su nuotaka. Ne poroje buvo pirmą. So what the women did, O tada moteris ką padarė? they did this. Jos padarė tai. They tattooed the sign of the cross Jos išsitatuiruodavo on their kryžiaus hands. ženklą ant savo rankų. And the Turkish guys would not come close to anything that has a sign of the cross. Ir tokiu būdu turkai negalėdavo, jie tiesiog nesiartindavo prie nieko, kas turi kryžiaus ženklą. So if you have it on your clothes, they would take it off. Jeigu, pavyzdžiui, jūs turėtumėte kryžiaus ženklą ant drabužių, jie tą nusimtų. If you have on your chain, they would take it off. Jeigu užsidėtum ant grandinėlės, jie tai nuimtų. When they put this on their hands and their skin,
Bet kai jos išsitatuiruodavo tai ant odos, and they were saved. tai buvo jų apsauga, taip jos išsigelbėdavo. We still have grandmothers. Mes vis dar turime močiučių, This is from 2 years ago. maždaug prieš 2 metus, va čia nuotrauka. So when I ask young people to do this, Ir kai aš klausiu jaunųjų žmonių padaryti tai, what this remind you, ir klausiu, ką jums tai primena, whom you belong to, kam jūs priklausote, and how much suffering your own people went through. ir tai primena taip pat, kiek jūsų žmonės perėjo kentėjimų, To keep your faith. tam, kad išsaugotumėte tikėjimą. Interestingly enough, what happened now, Labai įdomu, kad kas vyksta dabar. you know that crazy show, it's called Eurovision song. Žinot tą tokį Eurovizijos konkursą dainom. I guess Lithuania is part of this. Yeah, of course. But that's crazy. Bet tai yra išprotėjęs toksai šou. From transgenderism to all kinds of things. But this year, a group of 5 women from Croatia who do this, their song won. Bet šiais metais kroatų moteris 5, kurios turėjo tas tatuiruotės tokias savo, In Croatian competition, so they will go now jos laimėjo. to European, we'll see what happens. Ir jos, reiškia, į Europą žiūrėsim, kas įvyks. But the song is about grandmothers, Bet daina yra apie tas močiutes, mothers, motinas and faith. ir tikėjimą. We are all shocked Mes buvome šokiruoti, that they won. kad jos laimėjo. And finally, Ir galiausiai, I would like to mention this. aš dar noriu paminėti, I know you come here as a group of pilgrims, kad jūs atvykote su grupėmis piligrimų, but please find time just for yourself. bet prašau, raskite laiko tiesiog pabūti vieni, By yourself. vienumoje, Time for peace. ieškokite ramybės, taikos melskite. We found out Mes išsiaiškiname, that the church kad bažnyčia and the Apparition Hill ir Apreiškimų kalnas and the Mount Krishavats, ir Kryžavio kalnas they are perfect triangle. yra tobulos trikampio formos. It's the same distance between the church to Apparition Hill, from Yra Apparition tas pats Hill atstumas to the tarp jų. cross and back. Nuo vieno kalno iki bažnyčios, nuo bažnyčios iki kito kalno, nuo kito kalno iki kito kalno. How I see it is this. O aš matau tai. You have the suffering, Mes turime kentėjimą, you have the Eucharist, mes turime Eucharistiją and you have Gospel. ir mes turime Dievo motiną. Makes sense. Tu įgyja prasme. I think it's important in this busyness of time Manau, kad šitose tokiuose intensyviuose laikuose, and craziness of our lives, mūsų tokiuose išpradėjusiuose gyvenimuose, just to stop and find peace. tiesiog sustoti ir rasti ramybę ir taiką. Nothing else is more important, Nieko nėra svarbiau and nobody else is more important. ir niekas nėra svarbiau. God only knows how many people change their lives. Tik tai Dievas žino, kiek žmonių pakeitė savo gyvenimus. I met quite good number of bishops Aš esu sutikęs gerą skaičių, daug biskupų, who said to me that their diocese would be dying if it wasn't for the young priest who became priest because of Medjugorje. Jie liudijo, kad jų diecezijos būtų mirštančios, jei ne jauni kunigai, kurie atvyko į Medžiugorję
ir gavo pašaukimą būti kunigais Medžiugorjoje. And you have testimonies after testimony, thousands and thousands of people doing this. Ir mes turime liudijimų, tūkstančiais liudijimų tokių. When we meet Christ, everything changes. Kai sutinkame Kristų, viskas pasikeičia. And that's why I believe Medjugorje again is so simple, is so special. Ir dėl to aš tikiu, kad Medžiugorje yra tokia paprasta ir tokia ypatinga. It talks to our heart. Ji kalba į mūsų širdį. You know, we developed such a good theology and philosophy, and we have so much in our church history. Mes tiek esame išvystę jau tiek filosofiją, teologiją, tiek dalykų turim bažnyčios istorijoje. But somehow we lost simplicity. Bet kažkokiu būdu mes pametėm paprastumą. So on the occasion of this Jubilee year, 800 years of St. Francis, Taigi šitais jubiliejiniais Švento Pranciškaus metais please revisit this. I call it the virtue of simplicity. prašau, peržvelkite, aplankykite tą paprastumo dorybę, atgaivinkit. One of our Franciscans, Vienas iš mūsų pranciškonų, who is probably best known in Medjugorje, veikiausiai jisai labiausiai žinomas Medžiugorjoje, who died 25 years ago, kuris mirė prieš 25 metus, Father Slavko Barbaric, tėvas Slavko Barbaričius, always talked about the prayer with heart. Jisai visą laiką kalbėjo apie maldą širdimi. He climbed the hill of Kryževac every day to pray Stations of the Cross. Jisai kiekvieną dieną eidavo į kryžiaus kalną per visas kryžiaus stoteles. On November 25, 2000 metų lapkričio 25, he did the same, 24 jisai darė tą patį, finished the stations, pabaigė stoteles, came up to that cross. pasiekė kryžių. And by the way, in that cross there is a relic of Holy Cross. Bet tie, kurie nežinote, tame kryžiuje yra Šventojo kryžiaus relikvija. So when he finished the last prayers, Taigi, kai jisai baigė paskutinės maldas, he sat on that stone jisai tiesiog prisėdo ant akmens and died. ir mirė. I believe we discover ourselves in Medjugorje. Aš tikiu, kad mes atrasime save Medžiugorjoje. So I wish you a very blessed time Taigi aš jums linkiu labai palaiminto laiko. for yourselves and your families. Jums, jūsų šeimoms. And I have a favor to ask you. Ir aš noriu paprašyti paslaugos jūsų. When you go back to Lithuania, Kai jūs grįšite į Lietuvą, to your own families, your own parishes, į savo šeimas, į savo parapijas, become witnesses. tapkite liudininkais. Don't talk much. Nekalbėkite daug. Just show by your own life, Rodykite savo gyvenimu. and things change. Ir dalykai keičiasi. And believe me, Ir patikėkit manim. I come from a family where two of us became Franciscans. Aš kilęs iš šeimos, kur du iš mūsų tapo pranciškonai. My mother and father never talked about faith. Mano tėvas ir motina niekada nekalbėjo apie tikėjimą. They just showed us Jie tiesiog mums rodė by their own example. pagal savo pavyzdį. We are a civilization that talks too much. Mes esame civilizacija, kuri per daug kalba. Too much. Per daug. Too much. Per daug. We need somebody to show us the way. Mums reikia kažkieno, kas mums parodytų kelią. And I know you will be the ones. Ir aš žinau, kad jūs būsite tie žmonės. God bless you. Viešpats te laimina. Ačiū.
ir pasidalinti paveikslu, kuris buvo tapomas Vilniuje tuo laiku, kai čia Medžiugorje buvo statomas kryžius. Tai yra, jis buvo Lenkijoje Šventoji Faustina per mistinį pokalbį su Jėzumi 1932 metais buvo paprašyta nutapyti šitą paveikslą ir jisai buvo nutapytas 1934 metais. Tai mums jisai labai brangus ir norime, kad Dievo gailestingumas, tikime, liejasi apsčiai Medžiugorje kaip ir Vilniuje ir Lietuvoje. Thank you very much. Ačiū labai. When I talk to the Polish people, Kai aš kalbu su Lenkais, I tell them, listen guys, how come? But I was in Vilnius in the church. sako, kaip čia įvyko, kad aš buvau bažnyčioje Where Vilniuje, this comes from? kur būtent šitas paveikslas. So I was very happy to win. I visited Vilnius and Aš lankiau Vilnių Kaunas. ir Kauną And I'll be honest with you, I was very, very impressed. ir aš buvau iš tiesų įspūdį man paliko labai didelį. And I was very impressed in the middle of your city in Vilnius. Kad viduryje miesto Vilniuje There is a big building, I don't know, is a courthouse or something with the names of those who suffered under communism. kad yra didelis pastatas su vardais tų žmonių, kurie ir pavardėmis, kurie kentėjo nuo komunizmo. You know what I mean. Prie aikštės, kur yra, yes. Kur muzikos ir teatro akademija, aš taip įsivaizduoju. Thank you. God bless you. Yes. Ačiū, viešpats.